Dažnai pasakoju apie kriminalinį pasaulį ir visokius tai nusikaltėlius, bet žinomiausi nusikaltėliai šiandien yra tie, kurie kažkuriuo metu visgi buvo sulaikyti. Todėl pamaniau būtų labai įdomu papasakoti apie tas istorijas, kai gan pagarsėjusius nusikaltimus padarė žmonės, šiandien taip ir liko nesugauti. 1968–85 Italijoje Florencijos apylinkėse įvyko serija žiaurių žmogžudysčių, kurios sukrėtė visą regioną. Nusikaltėlis taikėsi į atokiose vietose užmiestyje automobiliuose stovinčias poras, prisiartinęs jas sušaudydavo, o kai kuriais atvejais moterų kūnai būdavo siaubingai išmėsinėti. Šis paslaptingas žudikas buvo pramintas Florencijos monstru, o jo tapatybė iki šiol lieka viena žiauriausių Italijos kriminalinių mįslių. Pirmas aukos buvo nužudytos 68 rugpjūtį 32 metų Barbara Loči ir jos meilužis Antonio Lobianco. Loči 6 metų sūnus miegojęs ant galinės sėdynės išgyveno ir vėliau iškvietė pagalbą. Per kitus 17 metų panašiomis aplinkybėmis buvo nužudytos dar 7 poros, iš viso 16 žmonių, tarp jų ir turistai iš Vokietijos bei Prancūzijos. Visi nužudymai buvo atlikti iš to paties ginklo. Paskutinė žmogžudystės įvyko 85-ais, kai miške stovyklavusi prancūzų pora buvo nušauta ir subadyta, o moters kūnas išmėsinėtas. Įvykių tyrimas buvo chaotiškas, kupinas klaidų, nutekintos informacijos ir klaidingų versijų. Iš pradžių buvo įtartas toks Stefano Mele, kuris iš pradžių prisipažino nužudė žmoną ir jos meilužį, bet vėliau pakeitė parodymus. Vėliau buvo suimti ir kiti įtariamieji, tačiau jie buvo paleisti dėl įrodymų trūkumo. 90-aisiais įtarimai nukrypo į ūkininką Pietro Pačiani, kuris 94 metais buvo nuteistas, bet vėliau išteisintas dėl įrodymų stokos. Jis mirė nesulaukęs pakartotinio teismo. 2 jo tariami bendrininkai buvo nuteisti, tačiau jų kaltė taip pat kelia abejonių. Iki šiol nėra jokių tvirtų kriminalistinių įrodymų, kurie neabejotinai susietų kurį nors įtariamąjį su visomis žmogžudystėmis. Naudotas Bareta pistoletas taip ir nebuvo rastas, o DNR pėdsakai ypatingai iš tų laikų nėra patikimi, mat galėjo atsirasti bet kokiu tyrimo momentu. Per dešimtmečius ši byla apaugo įvairiomis teorijomis, nuo vienišo žudiko iki organizuotos grupės ar net satanistinių ritualų. Vis dėlto nė viena iš šių versijų nebuvo įrodyta. Apie šią istoriją yra sukurtas Netflixo serialas The Monster of Florence. Tik kam įdomu plačiau galite pažiūrėti. Viskas paremta tikrais įvykiais, naudojami tikri vardai ir net tikslūs pokalbių fragmentai. 1970-ųjų viduryje San Franciske siautėjo paslaptingas serijinis žudikas pramintas The Doodler, lietuviškai keverzotojas. Jis medžiodavo gėjų bendruomenės vyrus, baruose piešdavo jų eskizus, užmegzdavo pokalbį, paskui kartu išeidavo, o vėliau juos mirtinai subadydavo. Paskutinė žinoma auka rasta 75-ųjų vasarą netoli golfo aikštyno prie Ramiojo vandenyno. Kūnas jau buvo irimo stadijoje su atsektomis kelnėmis. Netrukus policija paskelbė įtariamojo portretą ir apklausė vieną vyrą, tačiau žudikas taip ir nebuvo sugautas. 3 vyrai keverzotojo išpolius išgyveno, tarp jų ir neįvardinti žinomas artistas ir Europos diplomatas. Jie pateikė nusikaltėlio apibūdinimą, tačiau atsisakė liudyti. Tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl ši byla įstrigo. Tuo metu homoseksualumas buvo gėdingas ir Kalifornijoje net kriminalizuotas. Tyrėjai manė, kad keverzotojas galėjo nužudyti iki 14 žmonių. Visi nužudymai įvyko per maždaug 18 mėnesių. Nedideliu atstumu vienas nuo kito. Daugiausia netoli pakrantės. Aukos buvo žiauriai subadytos. 76 buvo sulaikytas vienas įtariamasis. Jis atitiko policijos sudarytą portretą. Su savimi turėjo peilį ir eskizų knygą. Teigiama, kad jis net prisipažino psichiatrui, tačiau be liudininkų parodymų byla subyrėjo ir jis nebuvo nuteistas. Per dešimtmečius ši byla buvo neišspręsta, tačiau šiandien ji vėl nagrinėjama. Norima iš naujo sujungti faktus ir patikrinti, ar senasis įtariamasis tikrai susijęs su žmogžudystėmis. Taip pat bandoma surasti vieną iš išgyvenusių liudininkų – diplomatą. Didelės viltys dedamos ir į modernes DNR technologijas, kurios pastaraisiais metais padeda ištirti vis daugiau senų ir atšalusių bylų.
Jei Dudler vis dar gyvas, šiandien jam turėtų būti apie 60 metų. Ši istorija išlieka viena paslaptingiausių Jungtinių Amerikos valstijų kriminalinių bylų. Praėjus daugiau nei 17 metų nuo tada, kai Albuquerque'je vakarų Mesoje buvo rasti 11 moterų ir dar negimusio kūdikio palaikai, vadinamasis West Mesa Bone Collector žudikas vis dar nenustatytas. 2009 vasario 2 moteris vaikščiodama su šunimi netyčia aptiko į žemę skyšantį kaulą. Netrukus pradėtas tyrimas virto didžiausia žmogžudysčių byla miesto policijos istorijoje. Kasinėjimo metu aptikti negilūs kapai. Juose buvo moterys dingusios 2001-2005 metais. Dauguma jų buvo jaunos lotynų kilmės sekso darbuotojos, kai kurios vos 15 metų. Daugelio iš jų dingimai net nebuvo rimtai tyriami. Tyrėjų manymų žudikas greičiausiai buvo žmogus gebantis pelnyti aukų pasitikėjimą, žavus ir manipuliatyvus, kuris taikėsi į pažeidžiamas moteris. Ilgą laiką pagrindiniai įtariamieji buvo du vyrai. Josephas Blee, nuteistas prievartautojas, dirbęs kraštovaizdžio tvarkymo srityje, buvo siejamas su vietove, tačiau įrodymų susiejančių jį su žmogžudystėmis rasti nepavyko. Kitas įtariamasis Lorenzo Montoya gyveno netoli laidojimo vietos ir buvo žinomas dėl smurto prieš sekso darbuotojas. Jis žuvo 2006, kai nužudęs paauglę buvo nušautas jos vaikino, dar prieš policiją įspėjant jį apkaltinti. Tyrimą apsunkino daugybė problemų. Palaikai buvo smarkiai suirę, todėl sunku nustatyti tikslę mirties priežastį, bet manoma, kad aukos buvo smaugiamas. Nepaisant pakartotinių paieškų ir modernių technologijų, byla lieka neišspręsta. – 1982–85 Belgijos Brabanto regione siautėjo paslaptinga ginkluota vagių grupuotė, praminta Brabanto žudikais. 3 kaukėti vyrai per tuos metus rengė kruvinų išpolių serijas, daugiausia įsiverždami į prekybos centrus. Savo kruvinų reidų metu Brabanto žudikai nužudė 28 žmonės, tarp jų šeimas ir vaikus. Nusikaltimų metu jie naudojo veido dažus, todėl jų identifikuoti nepavyko ir jų tapatybės taip ir liko nenustatytos. Spauda vėliau jos praminė milžinu, žudiku ir seniu. Išpoliai vyko 2 bangomis ir buvo nukreipti ne tik į parduotuves, bet ir į barus, restoranus, viešbučius bei ginklų parduotuves. Kai kurios aukos prieš mirtį buvo kankinamos. Žiauriausias išpolis įvyko 85 lapkritį, kai Delhais prekybos centre buvo nužudyti 8 žmonės. Tyrimas per dešimtmečius pagimdė daugybę teorijų. Buvo svarstoma, kad žudikai galėjo būti susiję su kraštutinių dešiniųjų grupuotėmis, ar net buvę teisėsaugos pareigūnai siekia destabilizuoti šalį. Viena versija teigia, kad milžinas galėjo būti buvęs policininkas. 2017 metais pasirodė informacija, kad buvęs pareigūnas Kristianas Bankovskis galėjo būti vienas iš žudikų, tačiau tai taip ir nebuvo galutinai įrodyta. Nepaisant milžiniško tyrimo masto, tūkstančių patikrintų užuomenų, 100 DNR mėginių ir net ekshumuotų kūnų, nei vienas asmuo nebuvo nuteistas. Keista ir tai, kad per visus apiplėšimus pagrobta suma buvo palyginti nedidelė – apie 175 000 eurų. Todėl tikrieji išpolių ir žudynių motyvai liko neaiškus. 2024 praėjus daugiau nei 40 metų byla oficialiai buvo uždaryta, paskelbus, kad išnaudotos visos tyrimo galimybės. 1952 metais rugsėjo vakarą viename iš ramiausių Brisbano rajonų buvo išgirsti 2 riksmai, tačiau vietiniai australai į juos nekreipė dėmesio. Kitą rytą policininkas rado 22 metų Betty Shanks kūną kaimyno sode. Ji buvo žiauriai sumušta ir pasmaugta vos keli šimtai metrų nuo savo namų. Ta lemtingą vakarą grįžo iš paskaitos, išlipo iš tramvajaus ir pėdino namo. Tačiau per maždaug 12 minučių tarpą buvo užpulta ir nužudyta. Jos laikrodis sustojo 21:53, tai padėjo nustatyti nusikaltimo laiką. Apklausta 1000 žmonių, tikrinti šimtai įkalčių, žudikas taip ir nebuvo rastas.
Bylos išspręsti nepadėjo ir gan dideli įkalčiai, kraujuoti pėdsakai, didelių rankų antspaudai, smurto žymės ir paslaptingas taškuotas atspaudas ant aukos kaktos, kuris kai kurių manymų galėjo būti paliktas nuo kariškos aprangos ar avalynės. Motyvas taip ir liko neaiškus, aukos daiktai nedingo, o spauda kalbėjo apie seksualinį nusikaltimą, bet tam nebuvo įrodymų. Tyrimą apsunkino daugybė prieštaringų versijų. Buvo minimas vyras rudu kostiumu, matytas netoli nusikaltimo vietos, taip pat paslaptingas skambutis, kurį Betty gavo likus 2 dienoms iki mirties. Tačiau tai niekur nenuvedė. Per metus atsirado daugybė klaidingų prisipažinimų, tačiau nei vienas nepasitvirtino. Manoma, kad Betty galėjo būti atsitiktinė auka, netinkamu metu, netinkamoje vietoje. 1982 rugsėjo 29 rytą Čikagos priemiestyje prasidėjo viena šiurpiausių JAV medicininės paslapties istorijų. 12-metė Mary Kellerman dėl peršalimo simptomų išgėrė Tylenol kapsulę ir mirė vos po kelių valandų. Pasirodo, tabletė buvo užnuodyta cianidu. Ta pačia diena mirė ir 27 metų paštininkas Adam Janus. Jo brolis ir brolienė atvykę į namus taip pat išgėrė to paties buteliko vaistų. Abu netrukus mirė. Per kelias dienas mirė dar 3 žmonės, visi jie prieš mirtį vartojo Tylenol. Manoma, kad kažkas parduotuvėse išėmė vaistus iš lentynų, užnuodijo kapsulės ir grąžino jas atgal, todėl aukos tapo visiškai atsitiktinės. Gamintojas Johnson & Johnson nedelsdamas sureagavo, iš rinkos atšaukė daugiau nei 31 milijoną pakuočių, įspėjo visuomenę ir pasiūlė atlygį už informaciją. Tai tapo vienu didžiausių produktų atšaukimų istorijoje. Nepaisant plataus tyrimo, tikrasis nusikaltėlis taip ir nebuvo nustatytas. Buvo toks įtariamasis Jamesas Lewisas, kuris grasindamas užnuodysiantis daugiau vaistų, siuntė laišką reikalaudamas $1 milijono. Tačiau vėliau buvo nuteistas tik už turto prievartavimą, nes jo ryšys su žmogžudystėmis nebuvo įrodytas. Ši tragedija sukėlė visos šalies paniką ir kardinaliai pakeitė vaistų saugumą. Buvo įvestos apsauginės atidarimą rodančios pakuotės, tai yra folijos ir plombos, kurios greitai tapo standartu visai farmacijos pramoniai iki pat šiol. 1992-aisiais JAV vidurio vakaruose prasidėjo paslaptinga serijinių žmogžudysčių banga. Pirmoji auka buvo 26 metų Robin Fuldauer iš Indianapolio. Ji buvo nušauta savo darbo vietoje parduotuvėje. Vos po kelių dienų Vičita mieste buvo nužudytos dar 2, jos dirbo vestuvinių suknelių salone. Netrukus po to buvo nužudyta dar viena moteris, šįkart batų parduotuvės savininkė. Iš pradžių šie nusikaltimai atrodė atsitiktiniai, tačiau vėliau buvo pastebėta, kad visus juos siejo svarbi detalė. Jie įvyko prekybos centruose, netoli Interstate 70 greitkelio, todėl žudikas greitai buvo pramintas į 70 žudikų. Gegužę dar viena auka. Buvo nušauta kita parduotuvės darbuotoja. Šįkart liudininkai matė įtartiną vyrą, kuris netrukus po šūvio pabėgo link greitkelio. Balistiniai tyrimai parodė, kad visos aukos buvo nužudytos tuo pačiu ginklu. Retu 22 kalibro pusiau automatiniu pistoletu Erma Verke ET-22. Svarbiausia užuomina atsirado po dvigubos žmogžudystės vienoje parduotuvių, kai klientė atėjusi į parduotuvę netrukus po nusikaltimo pateikė žudiko apibūdinimą. Remiantis liudininkų parodymais buvo sudarytas galimas nusikaltėlio portretas. Manoma, kad žudikas galėjo tęsti nusikaltimus. Dar 3 panašios žmogžudystės buvo įvykdytos Teksase, todėl bendras aukų skaičius manoma siekia 9. Nepaisant plataus tyrimo ir kelių valstijų bendradarbiavimo, I-70 žudikas iki šiol nėra nustatytas. O kuri istorija šiandien jūsų domina labiausiai? Lauksiu jūsų komentarų. Ačiū, kad laikinat, prenumeruojat ir esate aktyvus, tai labai padeda mano kanalui. Dėkui, kad žiūrėjote ir susimatysime kitame epizode.